Ir ką čia tas šeimos ir darbo derinimas, ar padės tą pelną užtikrinti? Kaip čia dabar išleisi darbuotoją, nežinau, laisvadieniui, nes jam ten reikia susitvarkyti kažkokius asmeninius reikalus, čia pelno vienu žodžiu yra negerai. Ir tai dabar tokių darbdavių gal ir yra, bet jie tai niekada nepasakys jau viešai. Tų priemonių iš tikrųjų yra viena svarbiausių priemonių, ką tyrimai rodo, tai aišku komunikacija. Labai svarbu, kaip darbiniai aplinkoje yra iškomunikuojamos visos galimybės ir proaktyvus darbdavio vaidmuo. Nes darbuotojai žino įstatymus ir žino, kas jiems priklauso, bet kitas momentas yra, kai vėlgi darbuotojas kalbini, tai jos ir jie sako, kad kai tau visą laiką reikia prašyti, kas tau priklauso, tai iš esmės po kažkurio laiko tu jau nebeprašai.